Labas, aš esu mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir šiandien papasakosiu tau apie dėvėtus drabužius. Iš kur jie atsiranda, kaip juos pirkti, kaip juos derinti ir galų gale, ką daryti su tais drabužiais, kurių galbūt ir pats nebenori dėvėti. Atrodo, kad kai šiandien kalbame apie naujus pirkinius, labai dažnai paminime būtent dėvėtus drabužius. Neva juos pirkti yra tvaresnė alternatyva, kad juos pirkti yra pigiau, paprasčiau, o galų gale ir naudingiau mums visiems. Vis tik turbūt kyla klausimas, tai iš kur pas mus ateina dėvėti drabužiai? Iš tiesų variantų gali būti pačių įvairiausių ir pabandysiu apie juos papasakoti pati parodydama, iš kur aš perku dėvėtus drabužius. Dažniausiai dėvėti drabužiai dėvėtų drabužių parduotuves atkeliauja iš užsienio arba, jeigu tiksliau, iš labai didelių centrų, kur yra surenkami nebenešiojami arba tiesiog nebereikalingi tekstilės gaminiai. Tai reiškia, kad kažkur užsienyje žmonės arba paaukoja nebenešiojamus daiktus, arba tiesiog nusprendžia jų atsisakyti, galbūt keisdami savo gyvenimo būdą. Vis tik yra labai smagu eiti dėvėtų drabužių parduotuves, dėl to, kad ten galima rasti labai gerų kasdienių daiktų, kurie gali puikiai įsilieti į tavo spintą. Noriu parodyti savo pavyzdį. Pavyzdžiui, prieš 10 metų, taip, iš tiesų prieš 10 metų, Humanoje susiradau šitus juodus marškinius, kuriuos tiesą sakant nešioju bent keletą kartų per savaitę. Turbūt juos kažkas anksčiau dėvėjo, galbūt jie kažkam priklausė, tačiau turiu pasakyti, jog juos radau tokios geros būklės, kad jie atrodė tarsi nauji, o dabar jie toliau tarnauja ir man. Kitas būdas, kur galėjai ieškoti dėvėtų drabužių, yra žinoma, kad internetas. Dabar egzistuoja gausybė skirtingų perpardavimo platformų, kur mes patys galime parduoti savo dėvėtus drabužius arba iš kitų narių jų įsigyti. Taip, viskas yra dar paprasčiau dėl to, kad mes tiksliai žinome, kam tas drabužis priklausė, galime pasiklausti apie jo būklę, galbūt kartais netgi pasiderėti dėl kainos. Taip mano spintoje atsirado ir šis klasikinis kostiumas, kurį nusipirkau internetu ir iš tiesų jis labai greitai atkeliavo ir labai džiaugiuosi, kad jis man prilipo, o galbūt kažkam kitam jis tiesiog netiko. Na, o jeigu galvotume ne apie pirkimą, bet apie drabužių mainus, noriu priminti, kad mūsų visų spintose yra įvairių daiktų, kurie šiuo metu mums galbūt yra truputį pabodę. Tokių daiktų turi geriausi draugai, klasės draugai, galbūt tėvai arba netgi seneliai. Ir tiesą sakant, kartais jų spintos gali būti dar įdomesnės negu parduotuvės. Pavyzdžiui, šią baltą suknelę, iš tiesų turiu pasakyti, kad naktinuką, radau savo močiutės spintoje ir jį nešioju jau tikrai ilgai. Kartais galime drabužius neatiduoti, bet tiesiog jais apsimainyti. Galbūt kažkam pabodęs daiktas mums gali pasirodyti visiškai naujas ir mes jį galime suderinti taip, kaip mūsų draugai dar niekada nesugalvojo. Turbūt reikėtų paaiškinti, kodėl iš viso verta pirkti arba pasiimti dėvėtą drabužį. Perkant naują drabužį, mes perkame ne tik patį daiktą, tačiau remiame visą labai didelę industriją, kuri yra labai tarši. Europos komisijos duomenimis, tekstilės industrija yra 4. taršiausia industrija Europoje po agrokultūros, judumo ir su būstu susijusių poreikių. Tai reiškia, kad kai mes perkame naują daiktą, mes mokame ne tik už jo gamybą arba už pačią tekstilę, bet ir už jo atvežimą, už jo komunikavimą, bei už visus kitus dalykus, kurių reikia tam, kad mes tą drabužį galų gale kaip pirkėjai įsigytume. Taigi, pirkdami dėvėtą drabužį, mes padedame ne tik sutaupyti audinį ir būti draugiškesni gamtai, bet ir iš principo truputį sulėtinti dabar labai smarkiai greitėjančią mados industriją. Kartais atėjus į dėvėtų drabužių parduotuvę arba atsidarius perpardavimo platformą internete, tikrai gali susisukti galva ir, neslėpkime, kartais gali nusipirkti tai, ko tau iš tiesų galbūt visai nereikia. Taigi klausimas, kaip nusipirkti tikrai gerą daiktą dėvėtų drabužių platformose. Turiu kelis svarbiausius patarimus, kuriais vadovaujuosi jau ir pati. Pirmas patarimas – pirkti tik tai, ko tau iš tiesų reikia. Jeigu nusprendi, kad šią žiemą tau būtinai reikia klasikinio balto megztuko, tarkime kaip šis, ir ieškok būtent balto megztuko. Galbūt pakeliui pamatysi gražų oranžinį, raudoną arba netgi tavo dėmesį pagaus paltas, bet ne, visuomet turėk omenyje tai, ko tau labiausiai reikia. Antras svarbus patarimas yra atkreipti dėmesį, iš ko tavo drabužis yra pagamintas. Visuomet ieškok kažko, kas būtų pagaminta iš natūralaus pluošto, pavyzdžiui, vilnos arba medvilnės.
Žinoma, sintetika gali būti patvaresnė, taip pat kartais iš jos pagaminti drabužiai gali būti blizgus arba kitaip traukiantis akį. Tačiau visuomet teik prioritetą tam, kas ilgiau laikys ir kas bus maloniau tavo odai bei galų gale draugiškiau aplinkai. Ir svarbus trečias patarimas yra suprasti savo spintos kontekstą. Tai reiškia suprasti, ką tu jau turi ir kaip naujas pirkinys galės dėrėti su tavo jau mėgstamais drabužiais. Galbūt tikrai žvilgsnį užkabins kažkas, kas atrodo labai madingai arba kažkoks drabužis primins tai, kad dėvi tavo mėgstama įžymybė. Tačiau visuomet pagalvok, ar tu tikrai tai nešiosi. Nes jeigu nenešiosi, tai vienoje vietoje nenešiojamas drabužis taps nenešiojamu drabužiu tavo spintoje, o to tikrai geriau išvengti. Kartais gali kilti klausimas, tai kokius įvaizdžius įmanoma susikurti iš dėvėtų drabužių. Kaip mados žurnalistė atsakysiu labai paprastai. Kadangi kiekvienas iš mūsų rengiame skirtingai ir perkame skirtingus daiktus, tai ir įvaizdžių iš dėvėtų drabužių galima susikurti pačių įvairiausių. Galbūt tau patinka tikrai labai tikras retro vintažinis stilius, tai reiškia galbūt nori rengtis kaip kokia nors įžymybė iš praeities. Galbūt tau patinka minimalizmas, tai reiškia labai švarios ir paprastos linijos, kurios rodo, kad tikrai nori atrodyti elegantiškai. O galbūt nori rengtis ryškiai arba tiesiog paeksperimentuoti su savo įvaizdžiu. Taigi, iš dėvėtų drabužių gali susikurti absoliučiai bet kokį įvaizdį, bet kokį stilių. Ir mano nuomonė, tai yra bene geriausias būdas ne tik surasti tai, kas tinkama tau, tačiau kartais ir šiek tiek paeksperimentuoti. Žinoma, su saiku ir pirkimo jokių būdų nepaverčiant pramogą. Na ir turbūt geras klausimas, ką daryti su nebenešiojamais drabužiais. Visuomet patariu juos sugrąžinti į gyvavimo bei dėvėjimo ciklą, tačiau galbūt ne tavo paties spintoje, o kažkieno kito. Jeigu drabužis dar tikrai yra tinkamas nešioti ir jeigu matai, kad jį galbūt netgi galėtum parduoti, rekomenduoju naudotis tokiamis internetinėmis platformomis kaip pavyzdžiui lietuviška Vinted. Dėl to, kad nufotografavęs ir gražiai aprašęs savo drabužį, gali už jį netgi gauti šiek tiek pinigėlių, kurios galbūt paskui paskirsi naujo drabužio įsigijimui. Jeigu vis tik jauti, kad parduoti arba nenori, arba neturi laiko, arba galbūt dar šiek tiek trūksta įgūdžių, visuomet gali naudotis visose miestuose esančiais tekstilės konteineriais. Svarbu yra tai, kad nebenešiojamą drabužį turėtum tikrai išskalbti, gražiai sulankstyti ir įdėti į maišelį ir tik tada mesti į tekstilės konteinerį, nes galbūt jis bus paaukotas arba pernaudotas ten, kur labiausiai tekstilės reikia. Na, o jeigu jauti, kad drabužį tikrai reikia išmesti, nes jis arba susidėvėjo, arba suplyšo, arba yra labai smarkiai susitepęs, irgi pasižiūrėk jo sudėties etiketę ir išmesk į atitinkamą rūšiavimo konteinerį. Visi norime gyventi švarioje planetoje ir gražus elgesys su drabužiais tikrai padės tą pasiekti. Ačiū, kad klausėtės šios mokonomikos pamokos apie dėvėtus drabužius ir visuomet primenu. Geras stilius nebūtinai turi kainuoti brangiai arba būti sudėtingas. Svarbu rinktis atsakingai ir protingai. Iki! Sveiki vaikai! Ar žinojote, kad vienai porai džinsų pagaminti reikalingi beveik 7000 litrų vandens? Kad tekstilės pramonė yra 3. pagal taršą planetoje ir teršia labiau nei aviacija ir laivyba kartu sudėjus? Kad globaliai kiekvieną sekundę į sąvartyną arba sudeginimui išvežamas pilnas sunkvežimis drabužių? Kai pati buvau paauglė, dėja, bet šitos informacijos neturėjau, kadangi tvarumas madoje dar nebuvo taip svarbiai akcentuojamas kaip šiandien. Kai buvau jūsų amžiaus, aš buvau tikrai neatsakinga vartotoja ir man atrodė, kad didžiausia vertybė yra turėti neužsidarančią spintą pilną pigių, nekokybiškų drabužių. Mano nuomonė ir apskritai suvokimą apie madą kardinaliai pakeitė žinia apie Atakamą dykumą Čilėje. Tai yra nepaprasto grožio vieta žemėje, užteršta ne tik dėvėtais, bet ir naujais, neparduotais drabužiais atkeliavusiais iš didžiųjų prekybos centrų. Šis sąvartynas toks didelis, kad jau pernai buvo fiksuojamas iš kosmoso. Turbūt natūraliai kyla klausimas, kodėl drabužius išmeta, degina, o kodėl jų neperdaro. Nes šiai dienai dėja, bet tekstilės perdirbimas yra mitas. Globaliai mažiau negu 1% dėvėtų drabužių virsta į naujus.
Taigi kaip yra su drabužių perdirbimo dėžėmis greitosios mados parduotuvėse? Tai yra pirkėjų klaidinimas ir manipuliacija jo jausmais. Kadangi išsivalome spintą, nunešame drabužius perdirbimui, pasijuntame padarę gerą darbą, dar ir nuolaidą gaunam ir galime pirkti dar. Taip ir sukasi nuolatinis vartojimo ratas. Turbūt daugiausiai iš Europos ir vakarų surinktos dėvėtos tekstilės keliauja į Afrikos krantus. Ten jo žmonės perka, išrūšiuoja ir parduoda vietiniuose turguose. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį importuojamos tekstilės kokybė taip sparčiai suprastėjo, kad ten jo žmonės negali parduoti net už kelis centus, ko pasekoje tie gauti drabužiai yra išmetami vietiniuose paplūdimiuose. Po truputį drabužius skalaujantis vanduo jos ardo ir platina mikroplastiko taršą po planetą. Mikroplastikas tai itin mažos, dažnai vos plikai akiai matomos dalelės, atskilusios nuo didesnių plastiko gabalų. Sakysit, ką plastikas ir mada turi bendro? Šiais laikais beveik 70% naujai gaminamų drabužių yra iš poliesterio. Poliesteris kartu su nailonu ir akrilu yra plastikai drabužių pavidalu. Būtent nuo šių taršių audinių skalbimo metu atskyla mažos dalelės ir tai patenka į aplinką. Vėliau visai nejučiamis tą patį mikroplastiką mes suvalgome su maistu arba išgeriame su vandeniu. Taigi, kokių audinių derėtų ieškoti, norint turėti tvaresnę drabužinę? Įvairiausia vilna. Ėriuko, kašmyro, moheros, alpakos ir daugelis kitų. Vilna yra absoliučiai universalus audinys, tinkantis tiek vasarą, tiek žiemą. Taip pat šilkas, medvilnė, linas, viskozė, oda ar kailis, tačiau jų pirkimą palaikau tik iš antrų rankų. Turbūt jau supratote, kad mada nėra tik nekalti drabužiai, o labai tarši, dažniausiai tiek gamtą, tiek žmonės išnaudojanti pramonė. Taigi kaip apskritai būti tvaresniu, atsakingesniu mados vartotoju? Mainytis drabužiais tiek savame rate, viešose mainytuvėse, GiveRTag platformoje, dėkui stotelėse, Tiko-Tiks pakartotinio naudojimo centre ar Zero Waste grupėse Facebook'e. Taisyti drabužius, nenurašyti jo vien dėl mažos skylutės arba iširusios siūlės. Taisyti tiek pačiam, tiek nešti pas siuvėją. Parduoti. Drabužiai nusibosta ir viskas su tuo yra normalu. Visuomet skatinu nusibodusius drabužius parduoti, nes tokiu būdu galima tiek išsivalyti spintą, tiek užsidirbti šiek tiek pinigų. Atsakingai skalbti. Tikrai didelę įtaką greitam drabužio susidėvėjimui turi netinkamojo priežiūra. Todėl visuomet drabužius rekomenduoju rūšiuoti, naudoti tinkamus skalbiklius, temperatūrą ir apsukas. Drabužius perdaryti arba kitaip upcyclinti. Sena nusibodusi staltiesė gali virsti stilingiausia suknele, o nuskalbti marškinėliai šluostėmis valymui. Ir visuomet pirmoje vietoje rinktis dėvėtus drabužius. Dėvėdami drabužius iš antrų rankų mažiname anglies pėdsaką, sutaupame didelį kiekį vandens bei energijos reikalingos gamybai, bei mažiname naujų drabužių gamybos poreikį. Šiam kartui tiek. Kviečiu prisijungti prie Dressed Herring bendruomenės ir domėtis lėtos mados idėjomis kartu. Iki!